tiesiog pačios Lietuvos likimas. Ne tik šio meto problemos didesnės ar mažesnės, bet kaip klostosi dalykai aplink mus, kaip klostosi pasaulyje ir kaip mes esam pasirengę sutikti išmėginimus. Štai pagalvokim, ar mums labai rūpi toks didžiulis dalykas, kaip Baltijos gyvybė. Baltijos kelias tai du žodžiai. Kelias į kur? Ir Baltija. Už ką mes stovėm? O Baltija tai mūsų motina ir mūsų gyvybė, nes jeigu Baltija mirs, o ji dabar miršta, ar mes tai suvokiam, kad Baltija jau dabar miršta, o dar jai užtaisyta kilpa. Didžioji Rusijos Vokietijos kilpa. Vėl kaip prieš 70 metų. Kuri Baltija gali pribaigti, kaip gyvybinga mūsų džiaugsmo ir buvimo šaltinį. Jeigu tai bus mirusi bala, tik tai transportui, o ne sielai, o ne laisvei, ir mes būsim tai leidę, tai kaip mes žiūrėsim patys savo į akis ir tiems vaikams, kurie sakys, tai kaip jūs čia net nepasipriešinot. Prieš 20 metų ėjom apjuosti Baltijos kelią. O kur dabar mūsų grandinės aplink Baltijos kelią? Žmonių grandinės, gyvybės grandinės. O gal galim padaryti? Mažoka balsų. Išsineškit visi šitą klausimą. Ir ne tik tai iki pasimaudimo ežerėlyje, bet nuneškit kaip rūpestį iš savo šeimoms, pažįstamiems, draugams po visą Lietuvą. Mums tikrai reikės Baltijos sąjūdžio. Arba mes būsim pribaigti iš tos pusės. O kelias? Žinoma, kelias tai buvo ne tik mums. Už jūsų ir mūsų laisvę mes sakėm tą visiems, ir mūsų prispaudėjams tą sakėm, ir už jūsų laisvę. Ir buvo prasivėręs kelias, ir tai pačiai Rusijai, naujo gyvenimo kelias, demokratinio gyvenimo kelias, kuris užlūžo prieš 10 metų, kaip ir neišlaikius egzamino ir nusmukus į nepavykusių valstybių sužlugdytos demokratijos rangą. Bet gyvenimas ilgas, istorija ilga, Baltijos kelias tebėra atviras. Aš apie tai kalbėsiu rytoj Seime, kur bus didelis iškilmingas minėjimas. Tai jūs po to pasiskaitysit, nežinau, ar transliuos ar ne. Bet pagalvokime apie tokius išmėginimus, aš juos tik trumpai dabar išvardinu. Mokykla, degtinė. Prisimenu pokalbius jau prieš turbūt 16 metų, kai buvo labai sunerimę Lietuvos savanoriai, kad juos nori likviduoti nauja valdžia, juos žemina, įžeidinėja, žinot, būrelis jų paskui neapsikentė, net išėjo į mišką ir iš ten šaukėsi dėmesio. Bet buvau tokiam jūsų susirinkime. Mes patriotai, mums sako, kad turim depolitizuotis, kad kariuomenė turi būti depolitizuota, apie tėvynę nereikia kalbėti, tik tai atlikti tarnybėlę ir taip toliau. Aš jiems sakiau, vyrai, depolitizacija tai vienas klausimas, o pagalvokit, ar ne pagrindinis klausimas yra debutelizacija.